Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Šiandien mes darysime gravitacijos sistemą. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Kaip jūs galite dabar pastebėti, jei mes paleisime žaidimą ir truputį pakelsim playerį, jis pas mus taip ir liks ore, nenukris žemyn. Tai dabar mums reikia parašyti skriptuką, naudojant kurį mes galėsim taikyti gravitaciją mūsų playeriui. Ir taip pat po to naudojant tą gravitaciją mes padarysime taip, kad mūsų playeris galėtų šuoliuoti. Ir galbūt mes tą gravitaciją norėsime taikyti ne tik playeriui, bet ir kitiems unitams, tai mes sukursime atskirą folderį character, į kurį galėsime įdėti tą character gravity controller. Tai pas mus bus character folderis, viduj kurio mes galim sukurti movement folderį. Ir jau čia sukursim skriptą, kurį pavadinsim character gravity controller. Ir tą skriptą atidarysime. Kaip ir visą laiką, iškart panaikinsim nereikalingus namespaces. Ir iškart galim pasakyti, kad mums bus reikalingas character controlleris tam, kad mes galėtumėm dirbti su tuo objektu. Ir jau čia dėl to, kad tas skriptas gali būti pritaikytas ne tik playeriui, bet ir kitiems objektams, mes neimsime character controllerį iškart iš playerio. Mes jį nustatysime per inspector langą. Taip pat tas character controlleris pas mus bus atsakingas už tokius dalykus kaip pagreitis ir ar mūsų playeris stovi ant žemės. Tai dabar ir aprašysime. Taip pat pas mus bus kai kurie parametrai. Tai mes galėsime nurodyti gravity scale ir taip pat mažiausią ir didžiausią velocity. Gravitacija čia mums nereikalinga, nes mes gravitaciją paimsime tiesiai iš unity. Ir pagal nutolėjimą gravity scale pas mus bus 1. Kol kas nustatysim tokias reikšmes, po to galėsime pataisyti. Na ir dabar nurodome, kad pas mus bus character controlleris, su kuriuo mes dirbsime. Taip pat sukursim kintamąjį, kuris bus atsakingas už kritimo pradžios tašką. Tai čia mes saugosim, nuo kurios vietos mes pradėjome kristi. Na ir dabar galim parašyti start funkciją. Ir čia mes iškart pasakysime, kad kritimo taškas tai tas taškas, kur mes ir stovim dabar. Ir toliau, dėl to, kad čia mes dirbame su fizika, vietoj paprasto update'o mes naudosime fixed update'ą. Na ir dabar mes turėsime pastumti mūsų playerį. Tai mes sukursime kintamąjį collision flags ir iškviesime funkciją move iš mūsų character controllerio. Nurodysim, kad mes judam pagal Y ašį ir taikome čia mūsų vertical velocity. Taip pat dauginam tą vertical velocity iš fixed delta time. Tam, kad sužinoti, o kokį atstumą mes turime praeiti. Ir dar vienas priminimas. Jeigu mes dirbame su fixed update'u, tai turime taikyti fixed delta time. Jeigu su paprasto update'u, tai paprasta delta time. Ir toliau mes žiūrėsime, ar mes nusileidėm ant žemės. Tai jei mūsų collision flags turi tokį flagą kaip below, tai jei mes palėtėm kažkokį objektą iš apačios, tai reiškia mes nusileidėm ant žemės. Ir mes kažkaip kitiems skriptams turėsime pranešti apie tai, kad mes nusileidėm ant žemės. Tai gali būti skirtingi skriptai, tarkim, šaliuko skriptas, kurį mes šiandien rašysime, arba tai gali būti fall damage skriptas. Ir jeigu mes tos skriptus čia įrašysime taip pat kaip character controller skriptą, tai bus nelabai gerai. Čia geriau pritaikyti tokį projektavimo šabloną kaip observer šablonas. Mes tiesiog sukursime įvykį ir sakysime, kad va, įvyko vienas arba kitas dalykas. O kiti skriptai, kuriem yra svarbus tas įvykis, jie gali pasirašyti ant to įvykio ir jie gaus pranešimą ir įvykdys kažkokį veiksmą priklausomai nuo to. Tai čia mes dabar sukursime 2 public įvykius papildomai. Tai pas mus bus vienas įvykis, kai mes jau nusileidėm ant žemės, ir kitas įvykis tik kai mes pradėjome kristi. Ir taip pat mes ten perduosim tam tikrą informaciją, kurią mums yra reikalinga. Ir tam, kad pas mus veiktų event handleris, mes čia turime pridėti system namespace. Ir dabar aprašysime kaip vieną, taip ir kitą klasę. Galim iškart čia viduj to failo ir aprašyti. Tai čia pas mus bus tik fall start positionas. O prie length event arc mes aprašysime visus kitus dalykus. Tai pas mus bus čia kaip length position, taip pat turi būti ir fall start position. Tai mes tiesiog galim paveldėti iš fall event arcs. Na ir perduosim čia visus 3 dalykus, kurie mums yra reikalingi. Tai velocity, tai fall start position ir length position. Ir nepamirštam aprašyti čia velocity. Ir dabar, kai
kaip vieną ir kitą klasę, galima aprašyti visą kitą logiką viduj mūsų fixed update. Tai jeigu mes dabar nestovim ant žemės, bet prieš tai mes stovėjome ant žemės, reiškia mes arba padarėme šuolį, arba pradėjome kristi. Ir galima iškviesti čia įvykį started falling. Tai isgrounded pas mus čia tampa false. Prie fall start position mes priskirsime tą poziciją, kurią dabar pas mus čia yra, ir iškviesime įvykį started falling. Priešingu atveju, jeigu visgi mes stovime ant žemės, tai mums reikia pažiūrėti, ar prieš tai mes nestovėjome ant žemės. Jeigu prieš tai mes nestovėjome ant žemės, tai mes iškviesime įvykį landed. Pasakysime, kad viskas, dabar mes ant žemės nusileidėm. Isgrounded pas mus bus true ir vertical velocity bus 0. Ir pabaigoje mes turime pakeisti mūsų velocity. Mes paimsime mūsų vertical velocity ir prie jo pridėsime y komponentą iš mūsų globalių nustatymų unity. Taip pat mes padauginsim tai iš gravity scale ir padauginsim iš fixed delta time. Ir turim dabar atlikti klampą. Padaryti taip, kad mūsų velocity būtų ne mažiau nei minimumas ir ne daugiau nei maksimumas. Bet pas mus liko dar viena problema, kurią reikia ištaisyti. Jeigu mes įsitrenksime į kažkokį objektą iš viršaus, tai mes turime irgi pasakyti, kad mūsų velocity yra 0. Tai jeigu mes kažkaip įsitrenkėm į objektą iš viršaus ir mūsų vertical velocity buvo teigiamas, tai mes jį pakeisime 0. Bet jeigu mums ant galvos nukrito kažkoks objektas, tai mes ir paliksime tą vertical velocity tokį, koks jis ir buvo, jei mes nejudėjome į viršų. Ir dabar tas skriptas parašytas kaip ir gerai, tik mums reikia turėti galimybę valdyti tą skriptą iš išorės. Tai parašysime du metodus. Tai vienas metodas bus set vertical velocity, naudojant kurį mes nurodysim pagreitį, kaip mes turime judėti, o kitas bus add vertical velocity. Galim gal tiesiog rašyti velocity ir taip aišku, kad čia vertical velocity pas mus bus. Na ir dabar pas mus čia įvyko klaida, nes mes turime prie tų klasių parašyti public. Ir dabar viskas bus gerai, nebus tokios problemos. Viskas atrodo kaip ir gerai, tik būtų neblogai parašyti dar papildomą patikrinimą. Apsaugoti tą skriptą nuo durniaus. Padaryti taip, kad negalima būtų nustatyti max velocity mažiau negu min velocity. Na ir atvirkščiai. Tai čia mes pridėsime papildomą regioną. Gerai, Copilotas siūlo parašyti try_get_components funkciją, tegul ir lieka, bet mes parašysime dar funkciją onValidate. Jeigu išeis taip, kad max velocity pas mus taps mažiau negu min velocity, tai mes pasakysime, kad max velocity pas mus bus toks pat kaip ir min velocity. Kad nebūtų problemos, apie kurią mes jau kalbėjome. Na, viskas kaip ir gerai, liko tik parašyti trumpą paprastą jump skriptą. Tai tą jump skriptą mes parašysime viduj player movement folderiu, nes tas skriptas jau tikrai susijęs su mūsų playeriu. Ir tą skriptą pavadinsime player jump. Iškart pasakysime, kad tam, kad veiktų tas player jump, mums reikalingas gravity controlleris. Na ir toliau galima parašyti parametrus. Čia man iškart siūlau parašyti jump force, bet jump force'as nedaug ką mums sako. Mes negalėsime nustatyti normaliai aukščio naudojant jump force. Tai geriau būtų čia parašyti jump height. Ir iškart galim nurodyti, o koks pas mus čia bus minimumas. Pasakysime, kad minimalus aukštis čia pas mus yra 0,5. Ir taip pat galbūt mes norėsime daryti double arba triple jumpą. Tai irgi čia aprašysime. Pasakysime, kiek šuoliukų mes galim padaryti. Na ir aprašysime mūsų komponentą Character Gravity Controllerį. Bet geriau tą komponentą gauti iš mūsų playerio, kaip mes darėm prieš tai. Tai viduj mūsų player skripto tiesiog pridėsime tą papildomą komponentą. Pridėsime mūsų Character Controllerį ir tą Character Controllerį aprašysime ir čia. Ir čia startą iš playerio galėsime iškart ištraukti tą Character Controllerį. Dabar mes parašysime funkciją, naudojant kurią galėsime paresetinti mūsų šuoliukus. Bet prieš tai sukursime laukus, kur tą informaciją saugosime. Tai mes sukursime int kintamai jumps, kur saugosim, kiek pas mus liko šuoliukų, gal geriau pavadinti jumps left. Ir taip pat sukursime jump velocity, kur saugosime pagreitį, kuris mums reikalingas tam, kad pasiekti tinkamą aukštį. Na ir parašysime funkciją, naudojant kurią mes galėsime parefreshinti mūsų šuoliukus. Ir iškart tą funkciją čia ir iškviesim. Taip pat tą funkciją mes turime kviesti tada, kai nusileisim ant žemės. Tai mes galim kreiptis prie mūsų Gravity Controllerio ir tai daryti. Tai kai pas mus įsijungs tas skriptas, mes pasirašysime ant to įvykio.
Ir dėl to, kad ten pas mus yra event handleriai, tai mes turime aprašyti kaip senderį, taip ir įvykius, kurie pas mus yra. Bet mums tie dalykai kol kas nerūpi, dėl to mes čia ir paliekam nullus, kad galima būtų tokiu būdu kviesti tą funkciją. Ir čia plus lygų irgi veikia be jokių problemų. Ir jeigu mes pasirašym ant įvykio, tai mes turime kažkur ir atsirašyti nuo to įvykio. Tai funkcija onDisable mes atsirašome nuo to įvykio, sakome, kad jau daugiau nestebėsim jį. Ir šiaip geriau būtų tą dalyką iš čia išimti ir padėti į funkciją awake. Ir jau tada starte aprašyti visus tos refresh countus ir paskaičiuoti mūsų velocity. Tai čia jau viskas veikia pagal mūsų fizikos formulį. Mes pagal mūsų aukštį galim paskaičiuoti, o koks mums reikalingas pagreitis tam, kad pasiekti būtent tą aukštį. Kad būtų aiškiau, galim čia net palikti komentarą. Ir dabar update mes lauksime, kol nepaspausim jump mygtuko tam, kad galėtume pašokti. Tai jeigu išeina taip, kad paspaustas jump mygtukas, ir jei mes dar turime kažkiek šuoliukų, ir tada mes galim iškviesti funkciją set velocity arba add velocity ir sumažinti mūsų šuoliukų kiekį. Kad būtų įdomiau, galim padaryti ir taip. Vietoj tokio. Veiks vienodai. Kaip šitas dalykas, taip ir tas minus minus, kuris pas mus buvo prieš tai. Bet tokį galbūt perskaityti bus sunkiau, tai mes paliksime tą variantą, kuris pas mus buvo prieš tai. Ir dar, kad būtų įdomiau, kai mes krentame, kad mes negalėtume pašokti, galim pridėti papildomą sąlygą. Kol mes nepradėjome kristi, mes galim pašokti. Kai tik mes pradėjome kristi, mes pašokti jau negalėsime. Čia, aišku, galim pridėti kažkokią papildomą konstantą, gal geriau ne 0, o ten 0,1 arba 0,5 parašyti. Tai čia prie parametrų tai ir galim pridėti. Tik čia rašome su minusu, nes jeigu judam žemyn, tai pas mus velocity neigiamas, jeigu judam į viršų, tai pagreitis pas mus teigiamas. Tai čia to min net ir nerašysime. Ir vietoj 0 mes galim parašyti mūsų min velocity. Na va taip, aprašysime kiekvieną iš visų sąlygų. Ir dabar pabandysim pritaikyti tą skriptą. Tai grįžtame į Unity, pažymėsim playerį, užmesim player jump skriptą, automatiškai atsiranda pas mus character gravity ir mes nustatome čia character controllerį, o character gravity užmetam čia. Pažiūrėsime į mūsų playerį iš šono ir žiūrėsim, ar tikrai jo šuolio aukštis bus 1. Paspausim play ir pastebėsim, ar tikrai jis pasieks tą langelį. Ir kaip matote, jo tikrai jo aukštis yra 1. Pabandysime double jumpą, viskas veikia ir aukštis yra 2 langeliai. Pabandysime triple jumpą ir kaip matote, triple jumpas jau neveikia. Tai jeigu aš dabar pereisiu į debug modą, mes galėsime stebėti parametrą isGrounded. Tai kaip matote, isGrounded pas mus yra true, bet kai tik aš pradėsiu šuoliuoti, jis tampa false. Kai grįžtu atgal, jis vėl tampa true, kai nusileidžiu ant žemės. Ir taip pat mes matome dabartinį velocity. Tai kol jis yra teigiamas, aš galiu toliau šuoliuoti. Ir geriau čia būtų padaryti ne 0,5, o dar kažkokį mažesnį skaičiuką, tarkim -1. Jo, tada geriau išeina pašokti. Jeigu aš dabar padarysiu čia 5, o čia 2, pažiūrėsim, ar viskas tikrai veiks toliau gerai. Pabandysim vieną kartą pašokti ir matome, kad mūsų aukštis tikrai jau yra 2. Tai taip yra daug patogiau daryti, negu dirbti tiesiog su velocity. Mums reikėtų tada skaičiuoti tą velocity, o tiek reikia čia parašyti tam, kad pašokti iki 2 langelių, iki 3 langelių ir taip toliau. O čia mes iškart nustatome aukštį ir pagal tą aukštį skaičiuojame velocity. Ir aš toliau galiu taip šuoliuoti. Tiek kartų, kiek čia ir buvo nurodyta. Ir kaip jūs matote, jumps left pas mane mažėja kiekvieną kartą, kai aš darau šuoliuką. Tai tokia pas mus išėjo šiandien pamoka. Tai dabar jūs žinote, kaip padaryti gravitaciją ir šuoliukų mechaniką. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.